Labas, aš esu Vidas. Jau daugiau nei metus džiaugiuosi būdamas Jaunuolių dienos centro bendruomenės nariu. Kiekvieną dieną įdomiai ir kūrybingai dirbame. Todėl dabar pats laikas apibendrinti ir įvertinti nuveiktus 2023 metų darbus. Esame atvira ir besimokanti bendruomenė. Kovo mėnesį plačiai atvėrėme Jaunuolių dienos centro duris ir visus norinčius kvietėme praleisti laiką kartu. Buvo ypatinga diena. Jaunuolių dienos centrą aplankė daugiau nei 100 svečių ne tik iš Panevėžio, bet ir visos Lietuvos. Kiekvienas norintis atvykti registravosi į norimus edukacinius užsiėmimus, susipažino su vykdomomis Jaunuolių dienos centro veiklomis bei vykdomais projektais. Daugelis svečių išėjo su šypsena, todėl manau, kad renginys buvo sėkmingas. Pavasarį atvirose integruotose veiklose sulaukėme net 15 įvairaus amžiaus mokinių grupių. Kartu lipdėme, vaidinome, virėme kavą, gaminomės rankdarbius, fotografavomės ir išbandėme naujausias technologijas. O svarbiausia, tapome draugais ir dabar susitikę gatvėje pasisveikinam. Lapkritį bendradarbiaujam su Panevėžio teatru Menas, pakvietėme miesto mokyklas kartu minėti tolerancijos dieną. Jaunuolių dienos centro teatro trupė Svajokliai rodė savo spektaklį Stop, o po spektaklio kartu su mokiniais iš įvairių Panevėžio mokyklų diskutavo apie empatiją ir patyčias. Renginys sulaukė didelio susidomėjimo. Buvo pilna žiūrovų salė. Didžiuojamės, kad Jaunuolių dienos centras tapo mamų savitarpio bendrystės susitikimų Drama Mama namais. Kiekvieną antradienį čia susirenka būrys bendraminčių, kurių laukia aktorė Toma Razmislavičiūtė su komanda. Minėdami pasaulinę žmonių su negalia dieną, kartu su 25 Europos šalimis nuotoliu jungiamės prie pasaulinio renginio. Lietuvos sesijos metu mano kolegos dalinasi savo vaikystės prisiminimais ir linksmomis istorijomis. Norite paklausyti? Nuorodą rasite aprašyme. Patirti Jaunuolių dienos centro rutiną kvietėme ir savo tėvus, šeimų narius Tėvų akademijos susitikimuose. Susitikimų metu buvo ir rimtų diskusijų ir praktinių užsiėmimų. Džiaugiamės, kad Tėvų akademijos narių ratas vis gausėja. O susitikę šeimos dienos proga ir klausydami etnografinės muzikos, stebėjome, kaip gimsta smėlio paveikslai. Tęsėme savanorystę. Džiaugiamės užsimezgusią naują draugystę bei galimybę savanoriauti Panevėžio miesto viešųjų bibliotekų erdvėse. Savanoriaudami ne tik kartu ruošdavomės edukacinėms veikloms, bet ir padėdavome vesti edukacijas miesto vaikams. Praėjusiais metais reguliariai savanoriavome ir vaikų darželyje. Taip siekiame keisti požiūrį į asmenis su negale, parodydami savo galimybes ir gebėjimus. Esame pilietiški. Stengiamės padėti nuo okupantų kenčiančiai Ukrainai. Prisidedame gaminant žvakes iš antrinių žaliavų. Mes susukame kartoną ir jį įdedame į indelį. Tuomet juos vežame į karitą, kurios yra užpildomos parafinu, kartu iki pergalės. Kaip ir kiekvienais metais organizavome pyragų dieną. Šiais metais surinktas lėšas aukojame Rūtos užuovėje beglobiams senjorams šuniukams. Jei ir jūs norite prisidėti, parama visada laukiama. 2023 metais organizavome 2 didelius festivalius. Gegužę kvietėme į jau 25-ąjį tarptautinį neįgaliųjų teatrų festivalį Širdys vilčiai plaka.
Festivalyje dalyvavo kolegos iš Pasvalio, Biržų, Jonavos, Vilniaus, Šiaulių, Salantų, Rokiškio miestų bei rajonų. Džiaugiamės sulaukę aktorių ir iš Latvijos, Estijos, Ispanijos, Austrijos ir Turkijos. Ačiū visiems kūrėjams ir aktoriams. Lapkritį organizavome šokių festivalį 5J. Festivalis vyko Kalnapilio arenoje. Į šokių festivalį atvyko kolektyvai iš Biržų, Aukštelkės, Šiaulių, Anykščių, Pasvalio, Pabradės, Rokiškio, Jurbarko, Kretingos, Panevėžio ir Panevėžio rajono įstaigų. Taip pat sulaukėme didelio būrio žiūrovų. Jaunuolių dienos centras ne tik išlaiko, bet ir kuria tradicijas. Šiandien galiu drąsiai teigti, kad jau 3 kartą organizuota paslaugų gavėjų konferencija Rudens tradicija. 2023 m. konferencija Darbas, mano galimybės, patirtis ir svajonės. Subūrė net 17 pranešėjų iš 10 Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų. Konferencijos pranešėjai, socialinių paslaugų gavėjai dalinosi savo gerąją darbinę patirtimi, patirtais iššūkiais bei ateities svajonėmis. Aktuali ir motyvuojanti konferencija – puikus būdas realizuoti save, įgyti pasitikėjimo, aukštesnės savivertės ir noro tobulėti. Džiaugiamės stiprindami savo fizinę ir emocinę sveikatą kineziterapijos klinikoje Judesio DNR. Mankštas atlikome su kineziterapeutų pagalba ir jų patarimais. Darbas komandoje labai smagus. Balandžio 29 dieną vykome į ėjimo varžybas Vilniuje. Įveikėme sudėtingą 10,5 km ėjimo trasą, kurioje išbandėme ištvermę ir valią. O rugsėjo mėnesį kartu su didžiule Erasmus Plus komanda dalyvavome 5 km bėgime Vilniaus maratone. Vienas iš mėgstamiausių užsiėmimų jaunuolių dienos centre – muzika. 2023 metais dalyvavome muzikiniuose festivaliuose Mano mylimas miestas Šiauliuose bei muzikinė paukštė Kaišiadoryse. Pavasarį kartu su visa Lietuva jungiamės į gatvės muzikos dieną. Draugaujame ir su Panevėžio centriniu turgumi, kurie tapo mūsų muzikinių renginių rėmėjais. O mes jiems atsilyginame koncertinę programą turgoje. Gal kada girdėjote? Įgyvendinome socialinį muzikinį projektą Muzikoje aš ir tu. Šio projekto idėja gimė susidraugavus Jaunuolių dienos centro muzikos hobio nariams, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleiviams ir Vilniaus universiteto muzikos terapijos studentei Julijai Kostinai. Kartu mes buvome orkestras. Jaunuolių dienos centre didžiuojamės teatro veikla. Jau 4 metus iš eilės organizuojame teatralo apdovanojimus. Kiekvienas mūsų kuria savo individualius pasirodymus, juos filmuoja, o vėliau vyksta balsavimas. Balsavimo metu išrenkami didžiausią įspūdį padarę pasirodymai, o pasirodymo autoriai apdovanojami teatralo statulėlėmis. Tarptautinė žmonių su negalia dienos minėjimo proga gruodžio 5 dieną Jaunuolių dienos centro teatro trupė Svajokliai pirmą kartą dalyvavo festivalyje forume Begasas ir laimėjo bendruomeniškiausio Begaso prizą. Festivalis vyko Juozo Miltinio dramos teatre, o pasirodymus vertino komisija. 2023 metais Jaunuolių dienos centras profesinių kompetencijų tobulinimo centro pripažintas kaip gerosios patirties vizitus priimančią organizaciją. Kviečiame į susitikimus, kurių metu pasidalinsime sukaupta socialinių paslaugų teikimo patirtimi, įdiegtomis inovacijomis ir sprendimais. Daugiau informacijos rasite aprašyme. Keramikos studija prisijungė į miesto viešai erdvei skirto pano panevėžiečiai kūrimą Panevėžio dailės galerijoje. Dirbame su profesionaliais menininkais,
Kolektyvinis Panevėžio miesto gyventojų keraminis Pana Panevėžiečiai 2023. Labai džiugu, kad mūsų lipdyti portretai džiugina panevėžiečius ir miesto svečius. Šių metų sporto naujovė – treniruotės Panevėžio lengvosios atletikos manieže. Čia galime pasirinkti labiausiai patinkamą sporto šaką. Pasirinkimas tikrai didelis. Didelė ir profesionaliai įrengta erdvė, kurią galime naudotis. Čia sportuojame visi. Džiaugiamės, kad žengėme pirmosius žingsnius ir socialinių dirbtuvių paslaugoje. Jau turime patalpas miesto centre, kur duris atvers maža, bet labai jauki kavinė. Čia būsime tikri darbuotojai, bet ne tik dirbsime, o ir virsime kavą bei aptarnausime lankytojus. Sekite informaciją ir kai jau būsime pasiruošę, būtinai užsukite. Palinkėkite mums sėkmės. Norime tobulėti, todėl įgyvendindami tarptautinius projektus mokomės kartu su užsienio partneriais. Projektinės veiklos metu bendradarbiavome su partneriais iš 20 Europos šalių. Daug, ar ne? Įgyvendinome projektą socialinės įtraukties agentai. Jo metu vykome net į 10 skirtingų ES šalių ieškoti ir susipažinti su tose šalyse geriausiai veikiančiais įdarbinimo ir savarankiško gyvenimo modeliais. Projekto patirtis ir atradimus sudėjome į leidinį, kurio nuorodą galite rasti po šiuo video. O geriausias projekto agentų surastas įsidarbinimo ir savarankiškumo modelius dabar siekime pritaikyti Jaunuolių dienos centre. 2 metus kartu su projekto Singrow partneriais iš Ispanijos ir Graikijos kūrėme naujas mokymo metodikas, skirtas padėti kultūrinės srities specialistams, dirbantiems su mažiau galimybių turinčiomis tikslinėmis grupėmis, plėtoti savo kompetencijas. Projekto metu ne tik susipažinome su daugiau nei 50 gerųjų patirčių, bet ir organizavome mokymo kursus socialiniams darbuotojams, aktoriams, kultūros darbuotojams, pedagogams. Kartu su partneriais iš 6 Europos šalių įgyvendiname projektą Response. Šio projekto tikslas – didinti smurto prevencijos lyties pagrindų žinias ir gebėjimus. Kartu su partneriais sukūrėme mokymosi gaires, organizavome seminarus, į kuriuos kvietėme prisijungti visus norinčius. Ačiū visiems dalyviams už jūsų pasidalintas patirtis ir idėjas. Kartu su partneriais iš Vengrijos ir Rumunijos vykdėme projektą Centaur. Šio projekto tikslas – didinti individualių poreikių turinčių asmenų mokymosi galimybes. Plėtodami bendradarbiavimo ir mentorystės tinklą, organizavome susitikimus su švietimo įstaigų specialistais, tėvais ir įvairaus amžiaus besimokančiaisiais. Remiantis mokymosi metu įgytą patirtimi, sukūrėme 3 mokymosi vadovus. Kartu su partneriais iš Čekijos, Vokietijos ir Italijos dalyvaujame projekte Improve. Šiuo projektu siekiame suteikti kiekvienam galimybę savanoriauti. Sukūrėme mokymo gaires. Vykdome mokymus siekiant kuo daugiau asmenų su negalia įtraukti į savanorišką veiklą ir džiaugtis jos teikiama pridėtine verte. Projekto Building Bridges metu gerosios patirties pagalba geriname savo ir partnerių šalių jaunimo dienos centrų darbą bei užimtumo kokybę. Projektas padėjo pritraukti į centrus daugiau jaunimo bei motyvavo įsitraukti į siūlomas veiklas. Rudenį kvietėme jaunimo darbuotojus iš 9 Europos šalių jungtis į žaliosios grandies projektą. Šio projekto metu siekiame tapti tvarumo lyderiai savo bendruomenėse. Po susitikimo Lietuvoje visi projekto partneriai įgyvendino žaliasias iniciatyvas savo organizacijose. Todėl drąsiai sakau, kad 2023 metais buvome tvarumo idėjos skleidėjai ir Europos mastu. Kaip ir kasmet, sulaukėme tarptautinių savanorių.
Nuo 2023 m. rugsėjo mėnesio mūsų įstaigą papildė naujas jaunų, entuziastingų ir motyvuotų savanorių būrys. Nurija su Javier iš Ispanijos ir Burak su Hasan iš Turkijos. Džiaugiamės turėdami galimybę mokytis kartu su jais. Ar žinojote, kad statome Harmonijos miestą? 2 miesto korpusai jau turi pamatus ir stogą. 3 korpusas sparčiai dygsta. 2023 metais dalyvavome ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotame projekte Eismo saugumas bendruomenėse. Vedėme renginius apie saugų eismą Panevėžio vaikų lopšeliuose, darželiuose, mokyklose, kituose dienos centruose, bibliotekoje, vaikų vasaros stovyklos metu. Projekte dirbome geriausiai. Laimėjome 1 vietą pavienių bendruomenių kategorijoje ir ženkliai prisidėjome, kad mūsų miesto gatvėse pėstieji būtų matomi ir saugesni. Jau 3 kartą jungiamės prie tarptautinės iniciatyvos Duodei. Duodei patirtis suteikia daug gerų emocijų ir laužia stereotipus. Džiaugiamės už suteiktą galimybę būti tikrais darbuotojais miesto įmonėse. O diena Lietuvos Respublikos prezidentūroje įsiminė ilgam. Solidarumo kavos projektas – vienas sėkmingiausių įtraukties projektų. 2023 metais Solidarumo kavos komanda ne tik dalinosi solidarumu kavos puodelyje, bet ir keitėsi turima patirtimi su kitais. Taip įrodėme, kad asmuo su negalia gali ne tik mokytis, bet ir mokyti kitus, būti unikalų savo gebėjimais. Matome rezultatą. Bendruomenė mumis labiau pasitikė. Esame profesionalai. Dėkojame partneriams, su kuriais kuriame lygiavertę bendrystę ir ryšius. Nuoširdžiai džiaugiamės ilgalaikiu bendradarbiavimu su viena socialiai atsakingiausių Panevėžio įmonių Supergarden Džiovintas Šaltyje. Dėkojame už nuolatinį palaikymą, pasitikėjimą ir kalėdinę dovaną. Džiaugiamės pažintimi ir nauja draugystė su Papirus Plus įmonė. Įvairių dydžių vienkartinių rankšluosčių lankstymas yra viena naujausių veiklų darbo studijoje. Ačiū už pasitikėjimą. Dėkojame, kurie 2023 metais vaišinatės kava Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre kavos pertraukų metu. Mums labai svarbu jūsų palaikymas, o prie kavos galite įsigyti Supergarden ir Brolių medaus produkcijas. 2023 metais buvome įvertinti. Jau 2 metus iš eilės Panevėžyje organizuojamuose socialinę atsakomybę skatinančiuose apdovanojimuose Socialingas 2023 Solidarumo kavos projektas buvo įvertintas socialinio projekto nominacija. O Salto apdovanojimuose Solidarumo kava laimėjo 1 vietą įtraukties ir įvairovės srityje. Šis tarptautinis įvertinimas apdovanojimas mums visiems. Dėkojame už palaikymą. Didžiuojamės ir Jaunuolių dienos centro darbuotojomis Aurima ir Aiste. Aurima 2023 metais rugsėjį už įnašą integruojant asmenis su intelekto negalia į darbo rinką, darbinių įgūdžių plėtojimą ir sėkmingą bendradarbiavimą su potencialiais darbdaviais gavo padėką iš Panevėžio mero Ryčio Mykolo Račkausko, o Aiste Epalė bendruomenės buvo įvertinta Androgogo vardu. Rudenį atšventėme 27-uosius Jaunuolių dienos centro gyvavimo metus. Tai buvo mokymosi ir atradimų metai. Tačiau kasmet jaučiame vis didesnę atsakomybę, vis daugiau mokytis, būti kokybės pavyzdžių kitiems ir nesustoti. Mūsų bendruomenė auga. Čia augu ir aš. Sėkmės visiems 2024 metais.